Sveiki! Šiandien pristatysime savo sukurtą verslo dokumentų tvarkymo programą. Tie dokumentai yra įvairios operacijos: pirkimai, pardavimai, prekių apskaita, sandėlių apskaita ir taip toliau. Taip, parodysime, kaip tos programos vaizdą ir iš dalies kai kurias galimybės. Taip, paleidžiame. Čia yra slaptažodis. Čia yra dabar demo versija. 1, 2, 3, 4. Ir matom bendrą meniu vaizdą. Ir atkreipkite dėmesį, kad šitas meniu yra įvairus, jis yra platus. Bet skirtingo darbuotojo pagal jam suteiktą rolę šitas vaizdas gali skirtis. Taip, šiuo atveju yra paleista aukščiausio vadovų rolį, tai jisai mato visus meniu. Tai pradėkim nuo prekinių operacijų, sakykim, pirkimai. Taip, užsidedam dar datą operacijų, nes čia demo versijoje tai 9 mėnesių yra daugiausia pirkimų, demonstracinių ir pardavimų ir taip toliau. Taip, nuo rugsėjo ir užsidedam, sakykim, nuo rugsėjo 1. Matom šitą, taip, kad barkodai būtų matyt. Šiuo atveju tai mes dabar nepajungę barkodų skaitytuvo, tai tegul būna nepažymėta varniukė. Taip, pirkimai. Ir grįžtam kažkiek atgal, matom 9.28 yra pirkimas. Tai kai suvedam pirkimą, tai jį atspausdinam sandėliui, tai yra atsakomybei pardavėjų. Tokį lapą pažymim, galim kelias pažymėti ir pirkimai sandėliui. Taip, čia matom, kad yra įvairiomis kainomis ir yra suma. Ir kai prisima pardavėjai, reiškia, šitas prekes, tai jie atsako už bendrą sumą per metus. Kad atliekam reviziją, tai turi ta suma būna įtraukta į skaičiavimą pagal likutį, kokią likučių sumą. Taip. Tada, jeigu norime pasižiūrėti, reiškia, pasižiūrėti Central N, tai pasižiūrim prekės nuotrauką. Šiuo atveju dabar nuotraukos nėra, kadangi demonstraciniai duomenys, tai paprasčiausiai neįstatytų dar nuotraukos. Jeigu norim į prekę nueiti, tai 2 kartus paspaudžiam ir matom, kad jau šitoj patekome į prekių lentelę. Jeigu 2 kartus ant kodo paspausim, tai pamatysim operacijas. Jeigu norim pažiūrėti su sandėliu kartu, paspaudžiam su sandėliu. Čia va yra sandėlio lentelė, čia yra pirkimai, čia va yra pirkimai, pardavimai, čia yra nuostoliai. Taip. Toliau yra pardavimai. Yra pardavimų sąskaitos. Ir sąskaitą galima spausdinti. Galime ją į PDF dokumentą išeksportuoti ir tada išsiųsti elektroniniu paštu. Čia yra faktūra jau suformuota. Irgi taip pat, jeigu 2 kart paspausime prekėje, tai atsidursime lentelėje. Jeigu 2 kartus paspausime ant kodo, atsidursime operacijų su šia preke, tokia kaip suvestinė. Taip, toliau, ką mes dar turime? Turime sąskaitą pavedimu, mes ją vadinam baltu lapu. Tai irgi čia yra negriežtos atskaitomybės, jinai niekur nepatenka į buhalterinius dokumentus. Tokia laisvos formos forma, suvedam prekes, panašiai kaip pardavimas, bet jis nepatenka į pardavimus. Bet iš čia mes galim suvedę prekes atsispausdinti, peržiūrą paspaudžiam, tai mes matysim sąskaitą apmokėjimui iš ankstinę. Jeigu paspausim perdavimo aktą, sakykim, kai perduodam prekes, tai matom perdavimo aktą, sakykim, tiekėjų, jeigu reikia grąžinti. Toliau galim matyti suvedę prekes, galim matyti komercinį pasiūlymą.
Tai čia yra aktualu, kai reikia, sakykime, ar konkursą, ar kur nusiųsti, arba pasiūlymą paprasčiausiai žmonėm. Toliau galim perkelti į faktūrą šitą baltą lapą. Jau tada pasidaro griežtos apskaitomybės dokumentas, faktūra. Ir tada galima į kvitą įkelti. Tai irgi, jeigu žmogus, sakykime, nenori dabar iškart mokėti, bet nori, sakykime, žinot, kokia suma tų prekių, tai susivedam į baltą lapą. Ir jeigu jau jis nori mokėti už jas, čia jeigu būna daugiau prekių, tai tada perkeliam į kvitą. Taip, toliau mes turim klientų lentelę. Visi klientai va čia yra. Jeigu norim vieno kliento persižiūrėti, tai paspaudžiam ant identifikatoriaus ir tada matom, reiškia, vieno klientų lentelę. Čia darbuotojai, sutartys. Čia va įrašom, reiškia, limitą ir sutarties numerį ir tada, kai viršys limitą, mums programa praneš, kad jau viršytas limitas. Šitoje vietoje dar taip pat matom debetą, reiškia, kliento skolą. Taip. Ir atkreipkite dėmesį, va čia yra irgi raudonai pažymėta. Čia yra nesutartiniai, sutarties dar neparašyta, todėl raudonai pažymėta, kad jie skolingi. Taip, ką mes čia dar turim? Darbuotojų lentelė. Tai aukščiausias vadovas mato visus darbuotojus. Čia sakykime, yra 5 darbuotojai. Ir jeigu mes pasiieškom šitą, pardavėjas kasininkas, tai jau su roliai pardavėjo kasininko roliai. Ir jisai matys labai mažai meniu ir ten negalės į ataskaitas, sakykime, į pelno grafikus ir taip toliau, jis jų nematys, paprasčiausiai negalės pasijungti. Taip, tai prekės dabar, prekės yra visos lentelė, čia yra ta forma, kur jau matėte. Ir, sakykime, čia yra lentelinė forma. Jeigu mes norim, kad būtų, reiškia, vienos prekės, tai va, nueinam ant tos norimos prekės ir paspaudžiam formos ženkliuką. Čia yra paslėptų stulpelių įrenginė vadinama. Ir dabar, kada mes matom tą vieną prekę, čia yra ta pati prekė, bet forma jos. Tik tai jau rodoma visa pilna informacija prekės. Tai čia yra, kur eksponuojama, kur laikoma prekė, kad, sakykime, naujas žmogus iškart pažiūrėtų ir matytų, kad, žinotų, kurioje vietoje. Ir aprašymai spausdinti. Ir paspaudžiam šitą varnikę aprašytą spausdinti, tada matysim, reiškia, tada bus galima įsirinkus kažkokį tai maketą, matyti, reiškia, su kainom, be kainų. Čia va rodyti valiutą, aš ten nuimam, tai nebus papildomos valiutos. Ir paspaudžiam, čia va matom, čia yra tos, kur pažymėtos visos prekės juostelė. Galime matyti didesnio formato su aprašymais prekės. Jeigu mes norim tik tai, kad matytume šitą prekę, tai pažymim. Čia palaukite, biškį jo. Taip. Taip, pažymim, nuimam. Ir pažymim paspausdinti, nuimam spausdinti. Reiškia, kad nepažymėtos jos. Ir tada, reiškia, pažiūrim, kurią prekę, kur su barkodu. Sakykime, šitą vas turi barkodą. Ir taip, su barkodu šitą. Ir mes, sakykime, norim pasižiūrėti su barkodu, kaip atrodo. Va, su barkodu ir pažymim štai būtinai 2 varnelės. Tada pažiūrim. Čia dabar maketas su barkodu. Šitą jeigu paspaudžiam. Su barkodu, jo. Čia pieštukas likęs, tai turim įrašyti, kad neliktų pieštukų. Ir va, su barkodu.
Čia papildoma valiuta matyti, tai mes svarnikę nuimam, yra pieštukas, reiškia, turim paspausti įrašymo mygtuką, kad neliktų pieštuko, o pieštukas reiškia, kad įrašas koreguojamas ir dar neišsaugotas. O jau kai išsaugotas, tai reiškia, šitą varnikę mes, pavyzdžiui, paspaudėm, tai reiškia, kad jinai atspausta varnikė, tai kad nerodys papildomos valiutos. Taip, va dabar kaina rodo eurais. Ir yra barkodas. Taip, tai čia yra prekės. Toliau, kas dar yra, dar toksai labai patogus privalumas, kad, sakykime, prasekti skolas teikėjams arba pirkėjų skolas rankiškai. Rankiškai aš tai pavadinau. Čia, aišku, rankų darbo nėra labai daug, varnikę tik pažymėti reikia ir nusiųsti į apmokėjimą. Tai matom, kad reikia kada mokėti, reiškiasi, ir jeigu norim šitą sumą sumokėti, tai paspaudžiam. Taip, ir turim nuo žemyn, kad neliktų varnikės, ir tada, sakykime, norim jau šitą sumą, kad apmokėti 4000 šitam tiekėjui. Paspaudžiam 2 kartus ant to klientų, tai čia vieno kliento jau yra įsipareigojimai, jeigu jau bus daugiau, tai čia rodys visus. Paspaudžiam šitą, tai rodo ne tik, kad neapmokėtus, bet ir apmokėtus. Tai jau pasižymėjom, ką reikia apmokėti, nurodyta yra 4000, čia yra suma. Ir paspaudžiam, kad siūstų į apmokėjimą. Va, sumokėjau ir reiškia, jau matyt, kad apmokėta. Pažiūrėkim. Ir matom, kad ta suma yra į pavedimą parašyta. Ir jeigu mes paspausim failas už dieną, tai visų už tą dieną, reiškia, pavedimų padarys failą, kurį galima įkelti į internetą, į internetinį banką. Ir tada jis pasiskleidžia gražiai, tik paspaudus varnikę, kad sumokėta. Ir matom, kad yra 0 to kliento, reiškia, jau skola, sumokėti visi įsipareigojimai. Taip. Ir analogiškai su pirkėjų. Čia va yra. Toliau dar kas dar yra banko tai galima pavedimus rašyti irgi iš karto klientam. Čia yra pavedimai, antras pavedimas, jisai yra pagal eilės numerį identifikatorius, numerį užduoda. Galima rankai rašyti, bet geriau, kad sistemos numeris čia būtų. Taip. Kasos operacijos, orderiai. Taip, dar yra sujungimas su kasos fiskaliniu bloku. Tai reiškia, pardavimuose yra suformuotos tokios sąskaitos mėnesių ir jas suformuoja automatiškai programa, kur bazinių sąskaitų užvedimas mėnesiui. Sakykime, čia yra 9 mėnesio. Jeigu 10 mėnesį reikia paspausti sukurti, tai sukurs vietoj šitų perrašys 10 mėnesių visas sąskaitas. Tai va, aš dabar pademonstruosiu, kaip 9 mėnesio dar sąskaitos yra ir kaip atrodo kasos fiskalinis blokas. Tai pardavimuose įsikviečiam, reiškia, šitą sąskaitą, kad grynais. Jinai turi būti fiksuota ir tada spaudžiam į kasos fiskalinio bloko knopkę. Šitas rodo, kad dar nesujungtas, nes šitas kompiuteris yra nesujungtas. Mes naudojame Sanpola įmonės paslaugom, tai jie suriša su kompiuteriu, su Windows'ais ir tada jau mūsų programa mato tą kasos aparatą. Ir čia yra, matom, kad jau čia yra spausdintas kvitas. Jo yra numeris uždėtas, sistema uždeda, mūsų sukurta programa, numerį. Čia kad tas spausdintas kvitas, čia suma. Ir jeigu norim kitą kvitą, tai paspaudžiam naujas kvitas ir bus kvitas spausdinamas, formuojamas toliau. Galima, kad yra kortelė, grynais. Arba gražinimą, tai jisai gražinimą čia, jeigu norim gražinimą daryti, tai čia yra kvitą pasiieškom. Tada pasiimam gražinimas ir tada paspaudžiam rodiklės, kad tą kvitą įmestų į gražinimą. Ten detaliau yra aprašyme, kaip tai padaryti. Taip.
Tai tiek, o privalumų dar daugiau yra aprašyme, yra pas šios programos platintoje UAB Arvidija. Ir galite kreiptis, mes jums įstatysime demo versiją, jeigu bus labai įdomu, ir paskui galėsim pasirašyti sutartį, ten numatyti bandomieji laikotarpiai, numatyti mokėjimas iš karto arba prenumerata. Mes taikom lanksčią kainodarą. Tai tiek tada. Iki.